Nu ką, šiandien naujas tvenkinukas, nebandytas. Ir atvažiavau su kolega operatorium pabandyti, kas čia gausis. Gaudysiu neprofesionaliai, visai, kaip sakant, kai mano kolega vadina, nedakarpinę, ne, tai su method feederiu ir gaudysim, kas čia gyvena. Sakė, yra karpiukų, yra linų, yra karosų, visokio čia, visos baltos žuvies. Gaudysim paprastai, be jokių kordų, su method čeryklom, tiesiai ant valo, be matuoklių, be nieko, be skanavimo. Daugiau mažiau pasakė, kad reikia mesti apie 5 metrus, nu, kažkaip iš akies. Žiūrėsim, kas gausis. Gali būti, kad nieko nesigaus, bet greičiausiai gausis, nes tai nėra baisiai sudėtinga. Gaudysim su klipsu ir bandom, reiškia, viską bandau, tai šiemet Sensacijas išleido method feederio visą seriją. Tai pasiėmėm vieną smirdantį ir 2 saldesnius, vieną kukurūzą, kitas kopeksą. Tai dabar taisom vieną reiškia krilių ant vienos meškerės, ant kitos bus kukurūzas, o paskui žiūrėsim pagal situaciją. Aš aišku sugebėjau turbūt sugadinti šiek tiek tą krilių, užpyliau per daug vandens, tai prasme užpyliau visą vandenį, nupyliau po minutės ir biškį per daug išbrinko, bet įpyliau sauso ir dabar turėtų atsistatyti viskas į savo vietą, o čia tiesiog pyliam šlakelį vandens išmaišai ir žiūri, kaip yra. Tai ta prasme, su vandeniu nežaiskit daug, nepilkit pilną ir paskui nenupilinėkit, o geriau išpilt, pamaišyti, aš taip galvoju. Ir pažiūrėsim, kas gauna. Nes šitas labai gražiai tas burbulas įsiskleidė užmetus. Šitas kiek ilgiau laikosi, bet ištraukiau šėryklą, viskas gerai. Ir nauji vafteriai. Nauji vafteriai tai yra mango nuo Sensaso metodo ir dar kitą aš užmesiu žalią, tai yra česnakas turbūt, ar ne? Na ir turiu ten daugiau tų vafteriukų iš Bolando, dar iš kažkur kitur. Tai pabandysim, ant ko čia suveiks ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Taip pat meškerės. Tai žiūrėkit, šis dalykas. Nebūtinai ant meškerės turi būti parašyta method. Tinka paprastas elementarus feederis. Tiesiog prisitaikykit pagal situaciją. Tai kadangi mest labai toli nereikia, tai pasirinkau vieną pigesnį variantą. Tai yra Feeder Concepto Simple serija. 120 gramų, 3,6 metro. O kitą pasiėmėm Feeder Concepto Distance Black. Pažiūrėsim, kaip jie veikia. Tie turėtų būti kietesni, šiek tiek brangesni. Šitas toks paprastesnis. Aš su 60 gaudžiau žiobrius. Tai toks labai lengvas. Tai vat karpiuką turėtų būti smagu traukti. Pažiūrėsim. Bet esmė, kad sakau, nereikia, kad būtinai čia būtų method užrašyta. Nuo to užrašo nieks nesiskiria. Galima gaudyti su paprastu feederiu. Aišku, geriau būtų, kad jisai nebūtų labai tos kietos akcijos, toks kuolas, nes tiesiog smagiau traukti su tokiu daugiau paraboliniu. Tai šitie panašu, kad būtent Simple visa serija ir man panašu į tai, kad jeigu čia užrašius su flomasteriu užrašysiu Feeder Concept Method, tai nieks nuo to nepasikeis. Ir dar daug ką bandom, bet okei, noriu užmesti. Nu, kaip matot, mes kaip kaimiečiai viški gaudom, nes, aišku, koliukai liko namie. Dar gražiau, kad graibšto kotas liko namie, tai gerai, kad atsirado ant kranto žmogus, kuris turi atliekamą paskoliną. Tai tik atsivežėm galvą, dabar bent jau jeigu užkib žuvis, tai bent jau užtrauksim. Nes visai nesmagu, kai užkimba ir negali ištraukti. Ir va, dedam ant žemės, kaip kokie uzgiai. Ir laukiam, viskas, va, visa žvejyba.
Nu šiaip smagu su 7 gramų fideriuku traukti kažką tai panašaus į žuvį. Gal net ir gerą žuvį, nes kol kas tai toks jisai ateina, bet nebaisiai. Įtariu, čia bus cirko. Nu ką, pirmas karpiukas su 7 gramų fideriuku ant oranžinio mango ir pašariukas ten buvo kornas, jo, geltonas, saldus. Nu va, toksai gražuoliukas. Fainai traukti. Tegul plaukia atgal. Gal plaukti? Tai va, šiek tiek trumpai apie įrankius, kiek mes čia sugebėjome išbandyti. Aišku, žuvis kol kas kibo tik ant tos. Tai 70 gramų iš vis tas distancas, tai kiek čia mes metam kokių 5-6 metrų. Tai labai be didelių pastangų užsimeta. Su karpiais, su tokiais va, nedideliais susitvarko, tai super. Vienu žodžiu, šiaip labai gera meškerė, bet jos kaina yra 130, ne? Čia yra Simple, jos kaina yra 7,5 eurai. Tai va, dvigubai pigesnė. Kol kas kaip su žuvim dirba neaišku, bet principė man tai aišku, bet tik tai norėtųsi išbandyti. Bet metasi irgi puikiausiai. Nepasakyčiau, kad su šitą 120 gramų kažkiek toliau labai numesi. Jis vis dėlto tokia laitesnė. Nebandėm mes atstumą didelio, bet metasi irgi. Va, tą patį atstumą gan nesunkiai čia galima gerai užmesti. Valas, labai svarbu valas. Aš pernai bandžiau vieną, bet jis man nepatiko, šiek tiek buvo per kietas. Dabar šiemet yra Feeder Flat Camo Neon, tai yra jisai su UV prožektorium dar šviečia, jeigu vakare gaudot ar ten tamso ar ne, kad neužsimatytum kur nuėjęs tas valas ir taip toliau. Labai fainas, aš dabar pasiploninau 0,23, tai minkštas, bet minties, jeigu ten šiek tiek atsileidai, nesušokai į kaselės, tai kol kas labai gerai galiu pasakyti apie šitą valą, vien tik pliusai. Plius, kad jisai šiemet atsiradęs tai ir šviežias, tai drąsiai naudokit. Aš jį naudojau jau ir žiobris gaudydamas. Va, o rytės tai viena yra Carp and Flat, tokia jau grinai, link karpinės, labai greit surenka valą, o kita paskutinė turnamentas antras stovi. Tai ir šitai turnamentui, tai kiek jau kokie 3 metai, kiek aš čia gaudau, tai čia kol kas jokių nėra, nei aš ten techninių dariau, nei plaunu, nei kažką darau. Šita irgi jau 2 metai ir labai fainos rytelės, beje, galiu pasakyti. O meškerės tai tikrai, nori dvigubai pigiau, tai Simple tikrai nebloga serija, o distancų yra įvairių nuo 70 gramų netgi iki 250, ten super heavy jos yra. Tai jeigu norit švaistyti labai toli ir labai sunkiai, tai yra iš ko rinktis. Geras meškerės. Man ta patiko, šita dar nežinau, su ją tik užmest galiu, kol kas nepasigavo.
Tai ką, pabaigai noriu labai padėkoti žvejų klubui Vingilis, kuris mums leido čia pažvejoti savo tvenkinį. Tvenkinys vadinasi Bazilijonų tvenkinys, čia netoli Šiaulių. Tai pačia chebrai priklauso Pašiaušės tvenkinys, tai čia toks jų naujas projektukas. Yra karpių po 12, sakė 15, bet tokie kimba, tokie vidutiniokai, bet visai smagu pasportuoti. Tai išvados tokios, šiandien suveikė vis dėlto kukurūzas, nes bandžiau ir krylį, ir skopeksą, tai nieko ant tos meškerės nekybo, nors mėtėm ganėtinai šalia. Abi dvi meškerės ir viskas, absoliučiai, nei kibimo ant kitko neturėjau, viskas ant yellow corno. Ar ne? Tai šiaip toksai patarimas, turėkit bent turbūt, 2, tai mažiausiai vieną saldų, kitą kokį nors smirdantį, gal net 3 variantus ir nesidarykit, kaip aš dariau, po daug. Po truputėlį pasidaro, tada pasibandot, ant ko geriau kimba arba ant ko iš vis nekimba, tą eliminuojat ir dirbat toliau. Tada, šiek tiek rimčiau pasiruoškit negu aš, tai yra prasiskanuokit dugną galbūt, ten, jeigu turit diperį, gal su diperiu pažiūrėkit, kur švaresnis dugnas, pasieškokit, nes aš tai čia ant durniaus viską mėčiau, kur išeina, radau atstumą, tai ir iš jo ir pagavau. Tai tiesiog šiek tiek daugiau pasiruošimo ir pagausit, o ką, čia 5 karpiai, dar mes čia pusvalanduką pabūsim, tai sesija mūsų truko turbūt 5 valandas, gal 6. Kaip ir neblogas rezultatas, kaip tokiam diletantui karpiui kaip aš, tai labai neblogai. Tai rekomenduoju čia užeiti ir pabandykit, o daug čia nėra galvoti. Pasakau, pas Sensasą yra 4 rūšis, visas 4 pasiimate, visos kardinaliai skirtingos ir spalva skirtinga, ir praktiškai nieko daug galvoti nereikia. Ir nereikia ten 80, nes tikrai nespėsit suprasti, ant ko kimba. Tai mano toks trumpas patarimas. O daugiau žvejokit, nes tu ateis žiema, tai vėl versim visi. Čiau.